Sveiki, čia Mero paspirtukai. 2017 metų pats naujausias ETVAU modelis. Two Wheels. Jie vadinasi Electronic Two Wheels. Čia yra modelis ETVAU Booster. Kuo išskirtinis 17 metų modelis prieš Lietuvoje vis dar parduodamus 15 metų modelius, tai gale yra įtaisyta lempa, kuri stabdant šviečia ryškiau. Yra galingesnis motoras, kuris išvysto 33 km/h greitį. Puikiai tinka mieste važinėjant, tarp mašinų landžiojant, kadangi reikia momentinio greičio dažniausiai. Kitas dalykas tai yra naujos spalvos, nuostabiai graži raudona. Čia į temą turbūt prie raudono iPhone'o, kuris šiemet irgi išėjo. Taip pat yra mėlyna, bet čia labiau tokia purpurinė ko gero. Ir klasikinė juoda. Dar vienas dalykas, kas buvo pakeista, tai protingiau išspręstas sukabinimo mechanizmas. Dabar laidai yra geriau apsaugoti, yra papildomas žiedas. Baterija papildomai izoliuota, varžtai paminkštinti, kadangi baterija yra paslėpta po apačia visam šitam apatiniam korpuse ir pilnai apsaugota nuo vandens. Visiškai nėra jokio garso važiuojant. Galios taip pat šių metų modelyje, 17 metų modelyje žymiai daugiau. Pademonstruosiu. 33,5 km/h. Ir čia įvertinant tai, kad pakrautas jisai tik tai 70%. Pakrovus 100% gaunasi kažkur 34. Čia šnekant apie maksimalų greitį. Bet ta raudona ir mėlyna kokia pasaka. Tik vakar gavom, tai negaliu atsižiūrėti. Pripratęs prie juodo. Trumpai šnekant apie bateriją. Pats didžiausias privalumas, lyginant su visais kitais gamintojais, tai kad pasikrauna per valandą laiko. Nuo 0 iki 80% per valandą laiko, likę 20% ten dar gal 20 minučių ar kažkiek tai. Baterijos užtenka 30 km. Šitą beje aš vis žadu ištestuoti, bet niekaip neprisiruošiu, tai ko gero padarysim irgi video papildomą. Tie, kurie važinėja ne pramogai, o kiekvieną dieną, turėtų turėti daugiau galios, momentinės galios, laviruojant tarp automobilių. Bet kuriuo atveju reikia turėti to greičio, kad būtų galima išvengti ir pavojingų situacijų, ar galų gale nesimaišyti piktiem vairuotojam po kojom. Čia jau tą sakau pats iš patirties. Būtent šitas modelis turi 500 W motorą, kuris yra priekinėme rate. Baterijos taip pat nesimato. Paspirtukai atrodo absoliučiai lyg būtų neelektriniai. Iš visų modelių, kuriuos esu bandęs ir kitų gamintojų, šitas gamintojas pasirodė pats kokybiškiausias. Pats važinėju jau daugiau nei pusę metų kiekvieną dieną. Manau, kad turiu ką pasakyti šią temą ir galėsim padaryti vieną test drive'ą, kaip tik šiandien reikės važiuoti. Turbūt važiuodamas plačiau ir papasakosiu. Na va, kaip tik reikia išvažiuoti. Bus puikus testas. Kas man labai patinka, tai labai minkšti amortizatoriai galinio rato. Tai aš galiu važiuoti praktiškai per bet kokį kelią. Netgi va toks nelygus plytelių kelias. Na, visiškai nesijaučia kojom. Ten, kur takelių nėra, arba jie tragiški, tai praktiškai galima važiuoti ir gatve. Ir aš stengiuosi važiuoti gatvę ten, kur išeina. Dėl pasakiškai lygaus kelio. Bet kartais tenka padardėti ir tokiais keliukais. Šaligatviais.
Pats smagiausias dalykas, o gero, tai kad paspirtukų nėra kamščių. Dėl to labai lengva tartis dėl laiko su bet kuo. Jeigu anksčiau automobilių, ypač piko metu, negalėdavau numatyti laiko, tai dabar galiu susitart minučių tikslumu. Na, kai kur gatvių kirtimas tikrai neišvengiamas. Čia jau daryk, ką nori. Ir va tokiais atvejais kas belieka. Tenka manevruoti. Labai gerai manevruoti yra, kai šviesoforas užkerta gatvę ir visa gatvė būna tuščia, va, kaip ką tik savanoriais pravažiavau tuščia gatve. Čia va dabar didžiausias išbandymų metas. Jau tokios gatvės dar turbūt nerastum niekur kitur. Bet paspirtukui nemotais. Laisvai, laisvai. Kas čia, duobės? Būta čia tokių duobių. Kitas tada, žodžiu, užsinaikinasi. Tai sakėmės, kad dar kažkur stoglangis. Ir mes minėjome, kad iš tikrųjų. Iki. Reikalai baigti. Gerokai vėluoju. Teks pasivyti tvarkaraštį. O, koks malonumas tokiu keliu. Šitas modelis išvysto 34 km/h greitį, bet turi būti pakrautas iki maksimum. Bandysim nukirst kampą. Šlagbaumai nebaisus. Su mašina čia niekaip nepravažiuočiau, o nukirtom gerą kampą, porą minučių staupėm. Praleisi? Ačiū. Kai aš prieš pusę metų įsigijau šitą paspirtuką, tai negalvojau, kad Kaune yra pakankamai takelių, kad būtų galima važinėti. Bet atvažinėjęs pusę metų, esu įsitikinęs, kad takelių daugiau negu reikia. Ką aš dažniausiai darau, tai pasirenku tokias gatves, kur praktiškai nėra mašinų. Tada galima ją saugiai važiuoti. Na ką, lenktyniaujam. Čia su mašina sugaiščiau mažiausiai 15 minučių, nes piko metu Pašilės gatvė Kaune mirtinai užkimšta. Čia siauriau. Su dviračiu šitoj vietoj nelabai drąsiai jaučiausi, nes rankenos pas dviratį daug ilgesnės. Paspirtukas praktiškai be rankenų. Trumpa pertraukėlė kelioniai. Sūnus pamiršo baseino reikmenis.
plaukikas mano mažasis. Mes 1, 2 ir paėmėm. Dabar lekiam, paimsim sūnų, tada į baseiną. Ir viskas piko metu. Koks malonumas lenkt mašiną po mašinos. Galiu galvą duot nukirst, kad su mašina tikrai būčiau užtrukęs 20 minučių ilgiau. Su akumuliatorium? Taip. Kiek galim namuose, kokį greitį? 34. Nu, matėt, praskridom. Aš už mechaninį, kad man ne. Tai žinoma. Ką? Būsim pirmi. Nežinau, kiek valandų. Aš ką tik pasižiūrėjau. 22. Oho. Tai kiek liko? Tai 8 minutės, jei 22. Nieko, spėsim. Čia remontai pas mus, Kaunas tvarkosi. Čia praleisit mus? Praleisit, ačiū. Ačiū. Pažiūrėk, kiek nuvažiavau jau. 7,9, a ne? Kas kablis? Nu, kai dar nepilnas skaičius, va kai bus, va, 8 jau. 8 kilometrai. Per 20 minučių. Dar kas gerai, kad paspirtukui nereikia ieškoti vietos parkavimui. Atvažiavau, sulanksčiau ir nešuosi. Kuprinė. Treniruotė baigta. Paspirtuko nebūtina nešti. Jisai turi ratą. Galima įvežtis. Dar vieną stotelę pavalgyt. Pakeliui į ofisą. Vištytė sukapota. Pabandysim montuoti video. Buvo išvengta tikrai kamščių, važiuota piko metu. Važiuokit saugiai.